Labadiena. Pirmiausia, tai labai tikrai dėkui, kad pakvietėt. Pirmą kartą tenka dalyvauti šitam forume, bet labai malonu, nes man irgi tekę yra iš tikrųjų bendrauti su Romu Sakadolskiu ir ne tiek daug, kaip čia kai kuriem turbūt iš jūsų, bet pakankamai nemažai ir aš jaučiu, kaip aš jo pasilgstu iš tikrųjų. Tai tas čia buvimas šiandien tai toks labai man mielas. Kai pamačiau programą visą, tai galvoju, oi, čia tas mano pavadinimas kažkaip labai iškrenta iš konteksto, čia tokie visi linksmi pavadinimai, čia man toks labai rimtas. Bet kadangi aš esu mokslininkė, o kiti ten iš kitų sričių, tai gal man čia ir tinka tas pernelyg rimtas pavadinimas, tai nesupykit. Ir iš tikrųjų, apie ką noriu kalbėti, tai apie tai, ką dabar visi politologai visam pasauliu šneka, tai yra apie polarizacija. Angliškai dabar toks yra terminas affective polarization ir čia dabar pasidarė jau visose, o čia ką tai kolegė grįžo iš Amerikos politologų asociacijos konferencijos, tai sakė, pirma tema buvo affective polarization, antra tema buvo Kinija, o visos kitos temos ten Ukraina, visa kita, tai ten jau kažkur nesulyginamai toliau. Na ir aišku, mums kaip politologam tada irgi klausimas ir dabar persimeta šitos diskusijos į Europą ir, žodžiu, paskutiniu metu ten visi vien tik apie tai rašo, tai kažkaip reikia ir mums į tą įsipaišyti bendrą tendenciją, pažiūrėti, kaip čia kas Lietuvoje. Tai viena vertus atrodo, ta polarizacija nėra čia kažkas labai nauja, bet apie šitą affective polarization, ką aš pabandžiau išversti kaip jausminę polarizaciją, čia gal kas kritikuosit. Iš tikrųjų, tai nėra tai, kas anksčiau būdavo ten ideologinė polarizacija ar kažką. Čia, žodžiu, idėja tokia, kad čia yra kažkas susijęs su žmonių labiau su jausmais, ne tiek su idėjomis, bet su jausmais. Ir autoriai, kurie pradėjo vartoti šitą terminą, jie remiasi psichologų darbais, tokiais ankstyvaisiais, kur ten sako, kad tiesiog suskirstyk žmonės visiškai atsitiktinė tvarka į dvi grupės ir jie pradės tada kovoti su ta kita grupė, nors iš tikrųjų jų niekas nesieja su savo stovykla ir jie nepažįsta tų kitų, bet vien tai, kad tu juos suskirsti į dvi stovyklas, prasideda kova. Nieko daugiau nereikia. Žodžiu, tai galima padaryti labai lengvai, visiškai ant tuščio. Ir ten, dabar visi ten tyrinėja, kaip tai lemia daug dalykų ir privačius santykius ir taip toliau, ir kokios pasiekmės yra politikai. Na ir žinot, aišku, kad Amerikoje iš tikrųjų ta polarizacija ten, jinai kažkaip tai manoma, kad labai stipriai išaugo paskutiniu metu. Ir pradėjo, aišku, ir jinai tokia labai partinė. Kaip pas juos, žodžiu, į dvi skaldosi visuomenės, demokratų, respublikonų. Ir anksčiau būdavo, kad visi turėjo tą partinę tapatybę ten daugiau mažiau, bet nebuvo tos neapykantos kitai grupiai. Bet būtent ta neapykanta kitai grupiai, jinai auga labai stipriai. Ir įdomu, kad, reiškia, tiek respublikonai apie demokratus, tiek demokratai apie respublikonus mąsto kaip apie grėsmę šaliai. Tai reiškia, ta tokia demonizacija vyksta, kai tu tikrai bijaisi to kito ir sako, kad net dabar teritorinė segregacija irgi darosi, kad tiesiog žmonės keičia gyvenamą vietą pagal tai, nes nenori gyventi šalia tų kitų baisių, žodžiu, kažkokių paklydėlių ir baisių pavojingų žmonių kitų. Tai kaip galima padaryti iš nieko kažkokią tokią didžiulę dramą, kuri keičia žmonių gyvenimus. Na ir tada, aišku, iš to kyla daug visokių blogų pasiekmių. Aišku, ir turbūt neatsitiktinai Putinas pradėjo karą būtent šiuo metu, nes jam čia labai naudingas tas visas dalykas, tiek Amerikoje, tiek kitur. Ir matom, aišku, sako, kad demokratijos mažėjimas pasaulyje apskritai yra viena iš pagrindinių priežasčių būtent šita polarizacija. Ir vėlgi daryti konkretus tyrimai rodo, kaip žmonės iš tikrųjų abstrakčiai tarsi demokratai remia demokratiją, bet kai ateina kalba apie tai, kad ar čia leisti kalbėti iš tos kitos baisios stovyklos žmogui, tai staiga nusprendžia, kad ne, demokratijos normos jiems neturėtų galioti. Tai žodžiu, tyrimai rodo, kad priklausomai nuo to, kas yra valdžioje, labai keičiasi žmonių požiūris į tai, ką galima riboti, ko negalima riboti ir panašiai. Dar kas visai įdomu, irgi toks visai naujas įdomus tyrimas apie tai, kodėl žmonės dalyjasi melagingom naujienom. Ten toks didžiulis tyrimas buvo, kur žiūrėjo iš tikrųjų Twitterio
naudotojus ir tiesiog bandė suprasti, kaip čia žmonės dalyjasi tom melagingom naujienom, ar čia iš kvailumo, kad nesupranta, kad čia jos melagingos, ar dėl to, kad nori gal specialiai čia kažką tai pakenkti, paerzinti, ar kokios kitos čia priežastys yra. Ir kas buvo atrasta, kad viena iš pagrindinių priežasčių yra būtent tai, kad jeigu tu pamatai žinią, kuri kažkaip tai naudinga tau tam oponentui paniekinti, pažeminti, tiesiog tu ją daliniesi. Ir tu ten per daug negalvoji, čia melaginga, nemelaginga, tiesiog ta žinia yra tiek tau naudinga ir taip tu nori ją pasidalinti, o kadangi Twitteris, aišku, labai yra greitas, tai tu tiesiog pirmiau pasidalini iš to džiaugsmo, kad čia galiu pakenkti tam kitam, o tik paskui ten pradedi galvoti, ar čia tiesa ar netiesa ir panašiai. Ir aišku, kai atėjo COVID-as, bet irgi daug buvo tokių įdomių tyrimų, kad vis tiek čia kažkoks tarsi naujas dalykas, kur iš ankstinių nuostatų tarsi turėtų nebūti, bet labai greit vėl išsiskirsta neįtikėtinų būdų pagal tas linijas Amerikoje, kas elgėsi vienaip, kas elgėsi kitaip. Ir atrodo, kad net veikia tas dėsningumas, kad jeigu tavo priešininkai sako vieną, tai tu sakysi atvirkščiai kitą, nesvarbu, kas ten būtų, bet tiesiog iš principo. Jeigu nesako, tai reiškia, čia taip negerai, ne? Ir tada, aišku, tas pasimatė, kad jeigu ten sakykime, demokratai labai laikosi taisyklių, tai respublikonai tuo labiau nesilaikys, nes čia nesąmonė tiesiog. Jeigu būtų kaip nors kitaip, gal pasisukė pradžioje tas dalykas, tai gal žmonių tas nuostatas būtų kažkaip kitaip persiskirstę, bet įvyko taip, kaip įvyko. Ir tai reiškia, kad tada labai sunku paveikti tų žmonių elgesį kokiais nors ten argumentais, nes čia ta psichologija suveikia labai stipriai. Na ir aišku, kas man pačiai šiaip įdomu, bet čia dar nėra tokių duomenų, kuriuos galėčiau parodyti, bet kad panašu, kad pavyzdžiui, mūsų kontekste tas susipriešinimas gali veikti ir tokius dalykus kaip valia ginti savo šalį. Tai čia jau kalbant apie nacionalinį saugumą, tas būtų irgi labai nemalonu, jeigu tai būtų ir yra tam tikrų duomenų, kurie leidžia taip manyti, bet čia dar reikia tikrinti. Tai iš tikrųjų, turbūt visi esate daug kartų skaitę ir girdėję, kokios čia yra priežastys, yra įvairių ten tų priežasčių, kodėl tas vyksta. Tai ir negatyvios rinkiminės kampanijos, ir socialinių medijų principai, kaip jos veikia tiesiog ir taip toliau. Bet aišku, polarizuota žiniasklaida Amerikoje, tai viena iš tokių irgi pagrindinių yra priežasčių. Ir visokiais ten tyrimais parodyta yra, kad kai žmonės girdi tą visą, negatyvą ant kitos grupės, tai jiems didėja ta polarizacija ilgainiui ir kad, žiniasklaidos atsakomybė labai yra tiesioginė, už šitą procesą tai turbūt abejonių didelių nekyla. Na, bet svarbiausias klausimas, o kaipgi su Lietuva? Ar pas mus jau yra šitas virusas įsimetęs ar nėra, nes faktas yra tas, kad dalykai, kurie vyksta Amerikoje, dabar labai stipriai veikia ir mus. Žmonės ten irgi mato, skaito ir pagaliau per imigrantus, irgi įdomiais kanalais ten, tos naujienos ir visokios ten sąmokslo teorijos, jos ateina iki Lietuvos, jos veikia, jos gyvena savo gyvenimą. Mes nebegalime ignoruoti to, kas vyksta Amerikoje, nes tai persimeta ir pas mus. Bet aišku, mes turim savo dinamiką dalykų, tai mes dabar ką tik šviežiai pradėjom naują tokį projektą, būtent skirtą tam klausimui ir bandysim žiūrėti, ar čia ta polarizacija pas mus yra, ar jinai didėja, ar jinai mažėja, kas ten su ja vyksta ir ką tai lemia, ar tai kažką tai blogo lemia mūsų valstybei, ar gal čia išpūstas burbulas, nieko čia tokio baisaus nėra. Dar tik dabar pradedam, bet tai iš to dar nieko negaliu parodyti, bet parodysiu iš šiek tiek anksčiau daryto tokio nedidelio tyrimėlio, kur kaip tik tai apie čia COVID metu tuos vykusius protestus mes čia darėm šiek tiek kokybinių interviu ir šiek tiek apklausos duomenų turim. Tai pirmiausia dėl tų, nes kitur tai ten labai žiūri paprastai per partinę identifikaciją, per tas, sakykime, partijų mėgimus, nemėgimus. Galim ir mes taip žiūrėti, bet kol kas kažkaip nieko ten tokio labai ypatingo nesimato, bet atrodo, kad pas mus tas skirtis vyko labai būtent per COVID-ą ir ten tie vakseriai, antivakseriai ir panašus dalykai ir tie protestai, kurie vyko čia labai stipriai supriešino tarsi visuomenę. Na ir apklausa mūsų užsakinėta pernai metais iš tikrųjų parodė, kad, tarkim, yra dalykai ties, kuriais nėra jokio susipriešinimo, kaip, tarkim, pavyzdžiui, apačioje yra Ukrainos palaikymo akcijos, sakykime, tai 76,
maždaug beveik 80% žmonių palaiko tas akcijas, tai čia nėra jokios skirties, žodžiu, yra labai vienalytė visuomenė šito klausimu, bet jeigu pažiūrėsim, pavyzdžiui, nuostatas to didžiojo šeimos gynimo maršo Vingio parke 21 metų, tai čia visuomenė pasidalyja praktiškai po lygiai. Vieni už, kiti prieš. Nu, toks labai aiški riba. Kitos akcijos jausia ten taip, ne taip vienodai, bet šita tai labai po lygiai padalyja visuomenė. Tai čia visų gyventojų apklausa. Ir šiaip įdomu yra, kai mes žiūrėjom, čia jeigu pažiūrėsit, šitų akcijų ir daugiau buvo, čia mes klausėm ir apie ten Fridays for Future, aišku, čia daug kas nežinojo iš visų tokių akcijų, klausėm apie Baltic Pride ir dar čia keletą Black Lives Matter, kur buvo ten akcija, tai tas pavadinom tokiom, sakykime, progresyviosiom, tai sąlyginis pavadinimas, šiandien noriu jokių etikečių. Ir tie kiti yra, kur ten būtent mitingas buvo prie Seimo, atsimena, ten katedros aikštėje ir galų gale sausio 13 tas nelemtas švilpimo protestas, tai žodžiu, pagal tai, kaip žmonės palaiko vienas ar kitas tas akcijas, tai taip visai įdomiai išsidėlioja visuomenė, sakyčiau. Yra tokių, kurie, sakykime, nepalaiko tų progresyviųjų, pavadinkim, akcijų, o palaiko tas tradicionalistinės akcijas ir yra priešingai. Reiškia, tai čia, nežinau, čia tas grafikas ar aiškus, bet čia kiekvienas taškelis yra respondentas. Vienas respondentas, tai tie raudoni, kur yra pačioje, tai kur 0,0, tai čia tie, kurie nepalaiko nei vienų, nei kitų. Yra tokių žmonių, kurie nepalaiko nei vienų, nei kitų, tai daugiausiai vyresnio amžiaus beje žmonės, jie kažkaip, matyti, rezervuotai žiūri į protestą kaip iš viso tokį dalyką. Tada tie, ir vieni ir kiti žali. Tai vieni tokie labiau, kur žolės spalvos, tai yra tie, kurie labiau šeimos maršo akcijas palaiko, bet tų progresyviųjų nepalaiko, o tie, kur labiau elektriniai, tai atvirkščiai. Bet man labai buvo įdomus ir tie tokie fioletiniai, kurie iš tikrųjų ir vienas ir kitas akcijas palaiko. Tai tokių buvo ir tarp kitko, tarp tų buvo daugiau tarp jaunų žmonių beje. Maždaug iki 30 metų buvo visai nemažai. Tai, žodžiu, negalim sakyti, kad visuomenė būtų pasidalyjusi pusiau, ar ne, ten, bet iš esmės yra 4 dalys ir jos pakankamai lygiavertės. Ta prasme, procentaliai jos išsidėlioja taip maždaug po 1/4. Tai čia nežinau, gerai ir blogai, bet tiesiog įdomu. Na, o kalbant dabar apie pačius pojūčius, tokių iš labiau iš kokybinės medžiagos, tai mes ten klausinėjom, darėm interviu su tų įvairių akcijų dalyviais, ne vien šeimos maršo, bet įvairių tų protestų dalyviais, tai iš skirtingų protestų dalyvių buvo toksai pojūtis susiskaldimo, kad, iš tikrųjų žmonės sako, kad dabar maždaug, bet čia buvo prieš metus 2, ne, tai gal dabar tai jau nebebūtų taip, bet tuo metu sakė, kad dabar nebegali su žmogum pradėti bendrauti, tu pirmiau turi paklausti kelių klausimų jo, kad suprastum jo nuomonę, tik tada suprasi, ar čia gali bendrauti ar ne, nes kitu atveju gali, žodžiu, užsirauti kažkaip labai nemaloniai. Ir kiti sako, kad iš karto meta tokį kaltinimą, kad čia valdžia, o galbūt ir žiniasklaida kažkiek tai suskaldė, sako, ponai suskaldė mus čia normaliai, žodžiu. Mintis yra, kad ne tiek pati visuomenė susiskaldžiusi, kiek jinai buvo specialiai tarsi skaldoma. Ir kad buvo pilamas tas žibalas į ugnį. Ir dar viena tokia tendencija irgi nejauki ir iš įvairių, tarp kitko irgi ne vien tik tai šeimos maršo, bet ir iš kitų protestų dalyvių buvo tokios mintis, kad protestų laisvė yra degraduojanti. Aišku, mes čia turėjom tą apsišaudimą, ne, Kauno ir Vilniaus, kas kam ko neleis kokių akcijų, tai čia gal dėl to toks pojūtis, kad iš tikrųjų kad viešos raiškos laisvė degraduojanti yra ir ateina kažkoks vienalytiškumas. Ir iš tikrųjų ir vieni, ir kiti labai įvairių protestų dalyviai pastebi tą patį dalyką, kad labai naudojama ta taktika yra pavertimo Kremliaus agentų. Tai čia juokavo vienas čia protestų prieš blogą elgesį su migrantais dalyvis, juokavo, kad jeigu tavęs nepavadino Kremliaus agentų, tai nepavykęs protestas, reiškia, niekam neužminėjai, maždaug ant nuoskaudos kokios nors. Tai tas, kad žmonės, tie organizatoriai, jie susiduria su tom problemom, kad žmonės bijo prisijungti prie protestų, nes maždaug, tave marginalizuos, tave pavers kokiu ten vatniku, antivakseriu ir kažkuo. Tai žmonės tiesiog, nenori eiti, nes nedaug dievė tave nufilmuos, parodys kažkur, tai turėsi daug problemų dėl to.
Na ir per tuos visus interviu, bet čia labiau jau per šeimų sąjūdžio dalyvių interviu tas toks labai didelis įsiskaudinimas ir pagarbos trūkumo jausmas. Ir čia susipina iš tikrųjų, nėra labai aišku, į ką čia apeliuojama. Ar čia tiksliai į valdžią, ar čia į žiniasklaidą, ar į kažkokius konkrečius ten veikėjus, nes kažkaip viskas tarsi susipina į vieną. Bet žmonės tokį jaučia labai, kad maždaug, kai tau akivaizdžiai pasako, kad tu esi kažkoks molis, tai, žodžiu, ar kad ir kiti ten sako, mes tiesiog norėjom savo nuomonę išsakyti, o čia tiesiog nustumė tave, kad visi čia pijokai, alkoholikai, bedarbiai, ar čia kažkokie tai. Kiti čia vėl sako, mini konkrečius veikėjus, Tapiną, Užkalnį ir panašiai, kad laidos būtų įdomios, visa kita, bet, žodžiu, pojūtis toks, kad mes čia labai progresyvius, o jūs čia dundukai, maždaug atvažiuokit, užkaskit kebabų ir važiuokit namo maždaug čia. Tai tas žmonės atrodo, kad labai supykdė po to pirmojo mitingo ir tai motivavo vėliau, kurį laiką tas pyktis buvo toks pakankamai didelis, kad tas kitas akcijas labai stipriai motivavo dalyvauti. Na ir aišku, žiniasklaidai priekaištų buvo tokių labai konkrečių. Tai vienas dalykas, kad naudojami selektyvūs vaizdai, kad ten specialiai paieškoma kažkoks tai žmogus ten nedekvatus, tada jis ten nufilmuojamas, parodomas ir tada maždaug užmetama etiketė visam mitingui, kad ten kažkokia tai moteris su sukištais krapštukais į nosį tampa maždaug pagrindiniu veidu visos akcijos. Arba kad ten maždaug yra stengiamasi parodyti, kad ten žmonių buvo mažiau, ten mažai kažkaip ar kitaip. Arba ten etiketės metamos, kad ten piktųjų maršas, ar ne, ten arba kad ten, tai čia dauguma jau šeimų sąjūdžio protestų, nors ta patinė citata yra iš Fridays for Future protestų. Tai irgi tarsi kaltina žurnalistus tuo, kad nepasidomi giliau. Žodžiu, irgi, kad pasiema tą kažkokią etiketę lengvai, kad ten irgi valstybės priešais maždaug užvadina, bet nepasigilina ten, sakykime, į kažkokias ar VSD ataskaitas, ar ten yra kokio nors pagrindo, reiškia, vadinti tais priešais ir panašiai. Tai, žodžiu, panašu, kad tas nuosmukis, nes, turbūt visi atsimenat, kai buvo iš tikrųjų, turbūt 21 metų rugpjūtį turbūt buvo pasitikėjimas žiniasklaida labai stipriai kritęs, turbūt žemiausiai iš visų laikų rodiklių, tai tas, matyt, atsispindi tos. Žodžiu, čia galima, aišku, galvoti, kad čia yra tų kelių žmonių maždaug, kur ten sudalyvavo procesuose vertinimas, bet tas bendras nuosmukis pasitikėjimo žiniasklaida, jisai, matyt, kažkokį parodė ir didesnį tą tendenciją. Tai, žodžiu, apibendrinant, vienas dalykas, tai ką mes matom, kad iš tikrųjų čia šitas dalykas, kuris vyksta tas pasaulio skaldimas, jis yra rimtas reikalas. Čia negalime mes ignoruoti. Čia yra rimta problema ir iš tikrųjų, ir sakau, Rusija ant to naudojasi ir iš to seka daug labai blogų išvadų, ne išvadų, o pasiekmių ir matyt, kad mes turėtum labai sąmoningai mąstyti, kaip padaryti, kad mes šito išvengtumėm. Nes jeigu paleisi vadeles, tai labai lengvai viskas gali kažkaip tai nubildėti žemyn. Ir žiniasklaida čia iš tikrųjų yra labai stiprus veikėjas. Tai viena vertus labai lengvai gali tą žibalą į ugnį padėti pilstyti arba gali stabdyti, nes iš tikrųjų turint omeny tą visą socialinių medijų veikimo pobūdį, kuris labai skatina tą pasidalymą ir polarizaciją, tuos vadinamus tos echo chambers ir panašiai, tai žiniasklaida galėtų būti, kaip veikėjas, bandantis kažkaip atsverti šitą dalyką. Ir čia galėtų būti ir tam tikras toks ir misija, nežinau, viena vertus ir kita vertus galbūt kažkoks ir arkliukas konkuruojant su tom socialiniam medijom, galbūt, nežinau. Ar čia Lietuvoje mes turim rimtą problemą, ar neturim rimtos problemos, aš dar negaliu pasakyti, nes faktas, kad 21 metais mes tikrai turėjom įsiaudrinimą, tai čia gana vienareikšmiška, bet dabar tarsi mes to nejaučiam, tai ar mes nejaučiam dėl to, kad ir nustilo viskas, ir nurimo, ar tiesiog viskas po kilimu kažkur pasislėpė ir tiesiog yra toks latentinis dalykas. Aišku, kad kiekviena iš tų tokių įtampų jo palieka kažkokį pėdsaką, ir gali paskui atsinaujinti kažkokios
kitais pavydalais, bet gal čia nėra tokios baisios dramos, nežinau, žodžiu, negaliu dar atsakyti nei taip, nei ne. Bet va šitas dalykas, aišku, yra labai suprantama, kai mes turim šalia tokią kaiminę ir kai turim karą šalia, tai tas Rusijos agentų ieškojimas, turbūt yra natūrali reakcija, bet, tai yra žiauriai blogas dalykas. Tai yra tikrai labai kenksmingas dalykas, kuris kaip tik tai gadina dar labiau reikalus. Tai, man atrodo, čia tai tikrai žurnalistai turėtų, šitą labai, kiekvienas iki prieš kažką tokio parašant, turėtų pagalvoti 10 kartų ir patikrinti, nežinau, visus VSD šaltinius ir viską, ar čia galima iš tikrųjų šitą etiketę naudoti, nes kitaip tai čia labai užaštrina dalykus ir toliau gadina juos. Tai mano manimu, čia galėtų būti atsakomybė stabdyti tą žibalo pilimą į ugnį. Bet, aišku, čia atsiranda kita problemėlė, kuriai turbūt reikia atskiros diskusijos, kad pas mus labai persidengia tas influencerių buvimas, nuomonės formuotojų, dalis labai didelė jų yra ir žurnalistai. Ir jie tarsi atsiduria dviejose tokiose rogėse. Tai kaip žurnalistai jie tarsi turėtų vienaip elgtis, bet kaip influenceriai jie nori kitaip elgtis ir tada tas stilius kitoks ir tada nori savo vertinimus išsakyti. Bet žmonės taigi neskiria, kad tu dabar kalbi kaip žurnalistas, o tu dabar kaip čia personalinis kažkoks veikėjas socialinių tinklų. Ir jie priima viską į tą patį. Tai nežinau, kaip čia šitą problemą reikėtų spręsti, bet aš matau kaip tam tikrą bėdą mūsų Lietuvos žiniasklaidos lauko. Tai tiek. Atsiprašau už tokią perimtą galbūt temą, bet... Aistei klausimų, prašau. Kas norėtų paklausti? Taip. Ainiai, aš vis painioju. Čia kaip man sako, tai gytis, tai rytis. Tai ir čia tas pats. Aš, kai klausiau, keletą minčių kilo, bet aš galvoju, viskas sujungsiu vieną klausimą. Labai praktinis klausimas. Mes kalbėjome apie pandemiją. Pandemija, tuo metu tikrai yra daug nežinomybės, dabar lengviau galbūt apie tai kalbėti. Visų tikslas yra saugumas, pasiskiepyti, klausyti medikų. Štai jūs turite, įsivaizduokite savo rankose, nežinau, esate vyriausia redaktorė, portalo savininkė, akcininkė ar YouTube didelį kanalą turite ir jums reikia išspręsti dilemą. Jūs kviečiate, pavyzdžiui, profesorių, kokį nors, kuris pakankamai sausai paaiškins, kodėl verta skiepytis, bet yra didelė dalis visuomenės, kuri netiki ir jums reikia pakviesti kitą pusę. Nesvarbu, tai bus koks nors kiguolis, ar celofanas, ar galbūt koks nors irgi medikas, kuris turi labai marginalią nuomonę. Žinodami visus klausimus susijusius ten su pavojus sveikatai ir taip toliau, jūs kviečiate, pavyzdžiui, nacionalinį eterį laidą Jos du, nes akivaizdu, kad koks nors celofanas tą profesorių sutaršys į vienus vartus, vien dėl to, kad auditorija daugiau pasirems emocijom. Ar jūs vis dėlto sakot, dabar nelaikas, palikime tai, na ir tada atsiranda visuomenė, kuri sproksta, kaip pavyzdžiui, Ignas Vėgėlė pasako savo kalbą, nes niekas taip nekalba, nes tiesiog neprasimuša. Tas pats klausimas susijęs su mažumom, bet kokia mažuma, tautinė, religinė, seksualinė, kokią tik tai norite, jinai visą laiką bus, jų klausimai bus nepopuliarūs, dėl to, kad tai yra mažuma. Jeigu mes kalbam apie LGBT temas, visada bus dauguma, pavyzdžiui, tokiose, sakykime, gal konservatyviose visuomenėse, kurie nesupras, kodėl čia reikėtų partnerystės ir taip toliau. Ar jūs renkatės sąmoningai, pozityviai diskriminuoti tą mažumą, na ir, sakykime, balansuoti nuomonės, ar jūs renkatės, pavyzdžiui, diskusiją pasikviesti vieną LGBT atstovą, kuris dar galbūt ateis labai kaip nors ten vaivorykštės spalvom plaukus išsidažęs šalia bažnyčios atstovą, šalia politiką, kuris daugumą atstovauja, šalia tipinį rinkėją, paleidžiat apklausą, kur 9 iš 10 sako, kad nepritarė ir taip toliau. Žodžiu, jūs pagaunat pačią mintį. Kaip jūs praktikoje suderintumėte tai, apie ką kalbat? Jo, suprantu visiškai šitą klausimą ir problemą, bet, kaip pasakyti, klausimas čia turbūt ne man, ta prasme, kad žurnalistų ir yra profesija tokia, kad sugalvokit, kaip čia daryti tą dalyką. Aš, pavyzdžiui, tarkim, galvojant ne tiek apie žurnalistus, kiek apie vyriausybės, tai man tikrai patiko Portugalų pavyzdys, kurie labai greit suprato, kad reikia depolitizuoti COVID klausimą ir jiems pavyko. Jie pastatė į, sakykime, to viso COVID reguliavimo vadovybę, pastatė žmogų kariškį, kuris visiškai ne politikas, visiškai, žodžiu, ir nuėmė politinį diskursą, nuėmė politikus, nes jie suprato, kad jeigu ateis politikas iš vienos pusės ir pradės sakyti darykit taip, tai kita pusė darys priešingai atvirkščiai. Tai tam, kad to išvengti, bet būtent neleido iš viso politikų į šitą, nuėmė juos šalin, pastatė kažką, kuo visi
kur niekas neturėtų įtarimų, niekas net nesuprastų, iš kokios tu čia srities. Ir tada žmonės ir vieni ir kiti normaliai klausėsi ir žiūrėkit, Portugalija geriausiai susitvarkė su COVID. Tai, čia truputį iš kitos operos pavyzdys, aš nežinau, ar čia galima pasimokyti kažkaip žurnalistam, bet kažkokiu tokiu keliu galima buvo gal bandyti eiti. Bet, jo, aš suprantu tą problemą ir neturiu kažkokių labai lengvų receptų. Ar dar turim klausimų? Dar vienas, taip. Aš jūsų nuomonės noriu paklausti, ar manot, kad įmanoma tą jausminę polarizaciją bent jau sulėtinti, nes, procesai tikrai pakankamai įsibėgėja ir socialinių tinklų realybė, ir ta pati žiniasklaida dažniausiai yra verslas ir reikia tam tikrų klikų. Tai ar, turit kažkokių savo mintyje sprendimų? Šiaip tai, kai tą tyrimą mes padarėm, tai atvirai pasakius, aš nusiraminau, nes supratau, kad nėra čia viskas taip blogai. Nes kai tu žiūri į socialinius tinklus, aš mažai juos žiūriu, tiesą sakant, bet atrodo ten viskas labai dramatiškai, ten visi pliekėsi, ten baisu ir galvoju, Dieve, kokie čia žmonės stovi už tų paskirų, kad šitaip gali daryti. Bet kai tu šnekėjasi su gyvai žmonėm, yra visai kas kita. Žmonės visiškai normalūs ir visiškai, aš kaip politikos sociologė tyrinėjanti Lietuvos visuomenę daug metų, matau, kad Lietuvos žmonės yra šiaip ramus. Ir jau juos tenais juos kažkaip labai taip smarkiai suerzinti yra labai sudėtinga ir jeigu truputį tuo metu papyksta, paskui vėl nusiramina, tikrai yra ramus tie žmonės. Jiems ten skauda, jiems ten blogai, ten kažką, jie ten turi tų nuoskaudų, bet jie pakankamai yra ramus, tai, žodžiu, nėra ten viskas taip dramatiška, kaip gal atrodo, kai žiūri vien tik į socialinius tinklus. Tai, žodžiu, tai čia tokia geroji pusė. Bet, kad yra tie instituciniai, kaip jūs sako, tokie varikliai, kad dėl klikų daroma specialiai, žodžiu, kad tai čia taip yra ir Amerikoje, ir svarbiausia man, kas pikčiausia, yra, kad gerai, sakykime, ten žurnalistai, kartu ir verslas, aš suprantu, bet, pavyzdžiui, politikai daro lygiai tą patį. Jie galvoja apie tai, kad maždaug, čia man padės sumobilizuoti, bet aš turiu omenyje abiejų pusių, taip pat ir konservatoriai, maždaug čia man padės sumobilizuoti elektoratą. Bet kad tai Lietuvos nacionalinį saugumą, kaip sakant, veda žemyn, tai kas tau svarbiau, ar tavo elektoratas, ar tavo Lietuvos gerovė. Tai gal truputėlį vis tiek kažkaip reiktų nepasiduoti vien tik tokiam labai pragmatiniam požiūriui. Dėl žurnalistų nežinau vėl. Aine, turim dar klausimą čia ir dar ten turim. Man įdomu, kadangi minėjot, kad Amerikoje žiniasklaida padidino tą takoskyrą, polarizaciją, tai kaip matot Lietuvoje šitą ir apskritai ar klausėte savo tyrimuose, ką skaito tas pikčiausias elementas, labiausiai gal grėsmę keliantis, nežinau, elementas, ką jisai skaito, ar jisai ieško informacijos, tradiciniai žiniasklaidai, pavadinkim taip, ar vis dėlto daugiau eina YouTube'us ir galbūt net nebūtinai lietuviška. Klausėm, aišku, vėl ten nėra taip lengva visą tos panoramos daryti, nes kartais žmonės ten per daug tiksliai nežino, kažką ten maždaug, nes, pavyzdžiui, jeigu iš socialinių tinklų gauna kažkokias nuorodas, kažką ten žiūri, o ką ten žiūri, net nemoka pasakyti, tiksliai. Bet kai mes konkrečiai klausėm, ką žiūri, tai aišku, yra tas padidėjimas tų YouTube'inių kanalų, tų vadinamų alternatyvių ar kaip čia nais, bet vėlgi nėra kažko ten labai dramatiško, man atrodo, ten kažkur apie 8% gal maksimum buvo kai kurių tų kanalų, ten OpTV ir ten panašių kanalų, tai populiariausi buvo liktai apie 8% tas žiūrimumas, kitų ten mažesnis gerokai. Lietuva vis tiek išlieka labai šiaip tokia konservatyvi televizinė valstybė. Apie 70% žmonių žiūri tiesiog televiziją. Aišku, daugiau gal tas komercinės, vyresni žiūri LRT, vidutinio amžiaus labiau žiūri tas komercinės. Ir pas mus, kadangi nėra tokio vis dėlto labai didelio susiskaldimo tų televizijų, kaip ten, tarkim, Amerikoje, tai tas, manau, čia irgi yra geroji žinia, kad vis tiek yra tarp tokio... Bet aišku vėl, tai kad žmogus žiūri, tai dar nieko nesako, nes nežinai, kaip jis vertina, žiūrėdamas. Nes žmonės nebūtinai, kai jie pažiūri, tai nebūtinai jie priima ten tą žinutę tiesiogiai. Jie vis tiek perinterpretuoja tas žinutės po savam. Tai čia, žodžiu, kaip ta sidabrinės kulkos teorija, jinai neveikia, kaip žinom. Tai čia tas irgi momentas. Bet šiaip dar panašu, kad pas mus dar nėra to tokio
visiško išsiskyrimo viešosios erdvės segmentacijos į skirtingus pasaulius. Panašu, kad bent jau televizijos jos padengia plačiai tos tradicinės. Tai čia geroji irgi žinia, sakyčiau. Čia dar turime klausimą. Sveiki, norėjau paklausti, kokius pagrindinius sugrėsminimo, bandymus sugrėsminti dabar matote Lietuvoje, kurias reikėtų atkreipdėmėsi spaudai? Ačiū. Nu, čia taip užklupo dabar netikėtai. Net nežinau dabar taip tiesiogiai. Laimiai, kad šita visa istorija tų COVID protestų, tai jinai taip nurimo ir man atrodo tikrai žiniasklaidos ilgesys labai pakito per tą laiką. Nežinau, ar ten, sakykime, kažkokie kritę reitingai, ar tiesiog šiaip jau, žodžiu, pasikeitė gal nuomonės, nes man atrodo labai taip sumažėjo to tokio neadekvataus sugrėsminimo. O ar dabar yra kažkokių naujų taikinių tokių, nu žinokit, šiuo metu nesugalvoju.